Klausau. Tai nuovada pats ateisi, ar šaukimo atsiųsto? Visų pirma, nežinau, su kuo aš kalbu. Su policija, aš tau sakau, į nuovadą garliavos pats ateisi, ar šaukimo atsiųsto? Tai siūskit srautimą, nes matau, kad mandagiai šnekėtai nelabai mokate. Tai kad laukinis esi, man atrodo. Jeigu antrą dieną metiniai į ragelį kaip mažai. Nu, jeigu aš dirbu, tai aš galiu arba atsiliepti, arba neatsiliepti. Arba sėdint ir bijai atidaryti duris, ne? Nu, žinai, kiekvienas pasirenka savo, bet tu matytum, pas tavęs svečius atvažiuoja. Nemačiau, nes manęs tenai net nebuvo. Nematei, tai aš tau dar kartą pasakau, kalbi su policija. Iš Kauno rajono kelių policijos Stravinskas, mano pavardė. Jeigu nori gerojų, tai prisistatai čia į Garliavą, šalia savo namelio, labai netoli čia, 3 minutės. 212 kabinetas. Ir koks pagrindas, man ten ko ten prisistatyti reikia? Administracinė byla yra ant tavęs užvesta. Ai, supratau. Tai va, tu prisistatai, o jau tu toliau aiškinsimės. Supratau, policija mandagumo nemokino, žiūriu kalbėti. Mandagiai. Nemokyk mandagumo, gerai? Ai, nemokyti, supratau. Renkis ir atvažiuok, nes žinau, kitaip pasivilksim. Tai aš dirbu ir tikrai neskubu pasinuvažiuoti. Nu, tu kaip nori, žinau, sakau, nori prisižaisti, davai, varyk tik tam toliau. Aš tau į paiešką paskelbsiu, nebergia. Kelskite, jeigu jums taip reikia. Tai jeigu tu geroji neįsi, tai taip ir buvo, žinau. Labai gerai. Tu, žinok, ne su vaikai žaidži čia, darželį ar su savo modeliais. Tai atvažiuoji pats geroji ar ne? Nevažiuoju, nes nematau reikalo, aš važiuoju pas jumi. Jeigu jums reikia, išsikvieskite, nu aš nematau problemos. Tai kai tave iškviesim raštu, tu tada atvyksi? Nu tai turėsiu atvykti, policija kviečia, tai kaip neatvyksiu. Gerai, gerai, gausi šaukimą, bet jeigu vaikelį tada neteisi, tai gausi baudą jau už neatvykimą, gerai? Nu tai aš įstatymą žinau.